Kaip surišti morkos mazgą? Mes rišame šoką, galima bet ką, bet dažniausiai naudojame šoklyderiai. Tai turim du galus. Dažniausiai naudojame morką mazgą. Tai turim šokas pas mus 0,255 arba 0,28, neatsimenu koksai. Turim šoką 0,35 ir pintas, kaip daryti. Tai jeigu pintas 0,35, dažniausiai užtenka vienos kilpos, tai padarom tiesiog paprastą kilpą, va tokią, paprasta kilpa. Jeigu užtrauksim, tai tiesiog bus mazgelis. Ir dabar su pagrindiniu valu, taip kišam per tą kilpą, labai svarbu atsiminti, ar kišam nuo savęs, ar į save, tai kišam per tą kilpą, įsitraukiam pakankamai valą, apie 20 cm ir sukam aplink šoką 7 kartus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dabar paimam, aš bent jau asmeniškai taip pirštu laikau tą pagrindinį valą ir suku atgal 7 kartus. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir kišu atgal. Tai aš pirmą kišau nuo savęs, dabar kišu į save ir laikydamas abu galus tiek šoko, tiek pagrindinio valą, aš juos užtempinėju, kai maždaug gaunasi šoko ta kilputė maža, pabiškį tempiu už pagrindinio valą. Ir mes matom, kaip gražiai eina. Jeigu nepatinka, kaip garbonojasi, pataisom ir sutepam. Paseilėm ir darom. Jeigu nepatinka, tempiam, 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 tempiam. Ir tada paskutinį tą tempimą, jau galutinį, aš asmeniškai, sakau, nežinau kaip kiti, aš laikau šitą šoko kilputės galą tarp dantų ir užtempiu. Tai va, turim tokį gražią, kas būna, niuansas. Jeigu gerai padarot, mazgai, ne mazgai, o galiukai valų žiūri į skirtingas pusės, ne į vieną. Jeigu į vieną, tai yra didelė tikimybė, kad gali atsirišti, nes gaunasi, kad jūs ir įėjot, ir išėjot į tą pačią pusę, o ne įėjot ir grįžot atgal. Tai šitoj vietoj ir vat matosi, kaip atrodo į morką, tokia konusinė, mūsų dažniausiai naudojamas mazgas. Nukirpu taip, kad kirptųsi kuo arčiau. Kažkokio niuanso vis tiek lieka ten porą milimetrų, labai mažai. Šitoje vietoje svarbu geros žirklės pintam valui, kad nusikirptų kuo arčiau. Nusikirpa, štai ir prašau, mazgas. Neklijuoju, nes nežinau, va puikiai laiko. Niuansas. Jeigu darote su plonu pagrindiniu valu ir su plonu šoku, tarkim 0,28, ne, tai būna taip, kad atsiriša, pavyzdžiui, metimo metu arba traukimo žuvies atsiriša, tai darau kilpą šoko ne vieną, o 2. Taukšt, dar vieną. Dvigubą kilpą ir tada užsitempia, gaunasi šiek tiek storelesnis, bet tada tikrai nieks nenutinka. Tai šitoje vietoje tiek. Daugiau tokio ir panašaus edukacinio turinio rasite mūsų Contribui platformoje. Užsuk, pamatysi ir išmoksi.